want to start out with 7 things we can learn from our dog. Ir aš noriu pradėti nuo 7 dalykų, kuriuos mes galim išmokti iš mūsų šuns. Okay, you ready? Pasiruošę? The first thing is, Taigi, pirmasis dalykas, when our loved ones come home, kada mūsų mylimieji grįžta namo, always run to meet them with hugs and sloppy wet kisses. visada bėkit jų pasitikti su apkabinimais ir tokiais besiseilojančiais bučiniais. Mes kalbame viršūnė, jeigu ką. Number 2, Antra, run and play and catch frisbees every day. kiekvieną dieną bėgiokit, žaiskit, skraidančią lėkštę gaudykit. Number 3, be Trečia. loyal. Būkite ištikimi. Dogs are very loyal, Nes aren't they? šunys jie iš tikrųjų labai ištikimi, argi ne? Number 4, Ketvirta, when someone's having a bad day, kai kažkieno diena yra prasta, be silent. tiesiog būkite tylūs. Sit close by them Tiesiog šalia ramiai atsisėskit and get real snuggly. ir taip prisiglauskit vienas prie kito. Number 5, Penkta, let's see what that's in. Oh, enjoy letting people touch you. tiesiog mėgaukitės tuo, kad leidžiate žmonėms prisiliesti prie jūsų. Number 6, Trečia, avoid biting when a simple growl will do. ir venkite kandžiojėsimo, kai jūs galite tiesiog paurgsti. Vietoj to, kad įkastumėt, užtenka paurgsti. Number 7, 7. when you're happy, Kada jūs džiaugiatės, esat laimingi, dance around and wag your whole body. visų kūnų judinkitės ir šokite aplinkui ratais. We can learn a lot from our dog. Taigi iš mūsų šuns mes galim šio to pasimokyti, ar ne? Okay, Jesus has said to us to love one another, right? Taigi Jėzus yra mums pasakęs, mylėkite vienas kitą. And now we're going to talk about another tool Ir mes dabar kalbėsime apie dar vieną įrankį, that will help us understand our love language. kuris padės mums suprasti mūsų meilės kalbą. This will be meaningful ways to love each other. Ir tai bus tie būdai, kaip mes reikšmingai tam žmogui galim išreikšti meilę jam. And this comes from the book 5 Love Languages, Ir tai bus iš knygos, kuri vadinasi 5 meilės kalbos. and it's by Gary Chapman. Parašyta autoriaus Gary Chapman. And this is in Lithuanian also. Ir aš žinau, kad šita knyga yra lietuvių kalba. So it's really, I'm going to give you a little overview, Taigi aš tiesiog galim sakyti, trumpai apžvelgsiu, but I'd suggest this be a book in your shelf that you can read over and over. bet mano patarimas iš tiesų verta turėti šitą knygą savo lentynose ir karts nuo karto vis iš naujo ją perskaityti. That's a very good book. Tai iš tiesų labai gera knyga. So each person's definition of the expression of love can be different. Taigi kiekvieno žmogaus meilės išraiška jinai gali būti kitokia. Just like there's different languages in the world, Kaip ir pasaulyje yra skirtingos kalbos there are different ways to express love. ir todėl yra skirtingi būdai, kaip žmogus gali išreikšti savo meilę. We lived in Germany for many years, Daugelį metų mes gyvenom Vokietijoje. and German has a high language Ir Vokietijoje yra aukštaičių kalba and they have a low ir yra language. žemaičių kalba. The high is more for business and in the cities, Ir aukštaičių kalba jinai labiau verslo kalba, labiau miesto kalba. and the low is more in the villages and the farm areas. O žemaičių kalba labiau tokiuose ūkiuose, kaimuose. And in Lithuania, there are many different dialects. Ir Lietuvoje taip pat mes turime skirtingas tarmes. So things can be different here. Ir čia taip pat dalykai gali būti skirtingi. In this room here, we may have many languages. Netgi šitoje vietoje pas mus gali būti žmonės atstovauti skirtingas kalbas. So how many speak Lithuanian? Kiek iš jūsų kalbat lietuviškai? Okay, I think most everyone. Panašu, And kad visi. Russian? How O many kas iš Russian? jūsų kalbat rusiškai? Okay, there's quite a few Russian too. Irgi. Is there anyone who speaks Chinese? Ar yra kažkas, kas kalbate kiniškai? No, no No, Chinese. How about Spanish? O kaip ispanų kalba? Oh, Bob, a little Spanish. O, pasirodo, Bobas šiek tiek moka. Anybody speaking Portuguese? O gal yra kas žino portugalų kalbą? No. Okay, does anybody not understand English? O yra kas nesupranta anglų? No English. Visiškai nesuprantat. None at all. Visiškai. Okay, so I'm going to talk to you, Čia dabar į jūs kreipsis, but not with Gita. bet be mano pagalbos. Okay?
So I need to know about the bus schedule. Can you tell me about the bus schedule? I need to go to an appointment, and I need to know about the bus schedule because I need to know what time I have to go. Can any of you tell me what time I need to go? What time is it now to go to the bus schedule? Are you understanding? No. Okay, no understanding. So, Gita, Taigi, Gita, will you tell me in Lithuanian ar padėsi man pasakyti lietuvių kalbą, how to say what time is it? kaip paklausti, kiek dabar yra laiko? Okay? Kiek yra laiko? Kiek dabar Okay. yra laiko? So now I want to ask you, kiek dabar yra laiko? Kiek valandų, kitaip tariant? Kiek valandų dabar? Kada? 3 o'clock. Okay, trečia valanda. Aha, ačiū. Now, was it much easier when I spoke Lithuanian? Did Ar- you understand me? Daug paprasčiau buvo, kai aš į jūs kreipiausi lietuvių kalbą ir jūs supratote mane. Yes? Taip? But before I was telling you I needed to go to a bus, I needed the schedule, I need to know what time it is. O prieš tai aš bandžiau pasakyti, aš noriu spėti į autobusą, man reikia žinoti tvarkaraštį ir reikia žinoti, kiek valandų. And you did not understand. O jūs žiūrėjote mane ir nesupratot. Was that confusing? Ar tai kėlė sumaištį? Yeah. But when I went to Gita Bet kada aš kreipiausi į Gitą and I asked her to teach me how to say what time is it to you. ir aš paprašiau jos, kad jinai mane išmokintų, kaip pasakyti, kiek dabar yra valandų. And then in Lithuanian I asked you what time it is. Ir tada jau lietuviškai aš paklausiau jūsų, kiek yra valandų. Did that feel better? Ar jautėtės geriau? Yeah, you understood me. Nes jūs supratot mane. And I learned how to talk to you. O aš išmokau, kaipgi kreiptis į jūs. That is how love languages work. Ir lygiai taip pat veikia ir meilės kalbos. If we are not speaking our spouse's love language, Jeigu mes nekalbam su savo sutuoktiniu jų meilės kalba, it's like I'm speaking English to people who don't know English. tai būtų tas pats, kaip aš kalbėčiau su žmonėmis angliškai, kurie visiškai nesupranta anglų kalbos. And they're confused, Ir ten jau yra sumaištis, nesusipratimas. not getting the message. Jie nesupranta, ką aš bandau pasakyti. We are not connecting. Ir čia mes negalim atrasti to ryšio. And I will never get to my bus. Ir aš, aišku, į savo autobusą niekada ir nepateksiu. But when I learned your language, Bet kada aš tik išmokau jūsų kalbą asked in your language, ir paklausiau jūsų kalbą, I learned what time I could go to the bus. aš jau sužinojau, kokiu metu aš galiu patekti į tą autobusą. So I hope today you will see that with the 5 love languages. Ir aš viliuosi, kad jūs tai ir pamatysit per šias meilės 5 kalbas. Sometimes we will need to ask somebody else how to learn that language. Nes kartais mums reikia kažkurio kito paklausti, kaipgi mes galim išmokti tą meilės kalbą, In order to successfully connect with our spouse. kad mes galėtume sėkmingai atrasti tą ryšį su mūsų sutuoktiniu. But we can learn it if we want to. Bet jeigu mes norim, mes galim tai išmokti. It might take some practice. Galbūt prireiks šiek tiek praktikos. So love languages, Taigi meilės kalbos, each one of us has our primary love language. kiekvienas iš mūsų mes turim tą pagrindinę meilės kalbą. The need to feel loved is a primary human emotional need. Ir tas meilės poreikis yra pagrindinis žmogaus emocinis poreikis. And there are 5 basic love languages. Ir yra 5 pagrindinės meilės kalbos. They're all different, Jos visos skirtingos, but each one can fill a person's, we'll call it love tank. bet visos jos gali pripildyti žmogaus, ką mes pavadinsime to rezervuarų meilės. And when we speak this language of our spouse, Ir kai mes kalbėsime to mūsų sutuoktinio kalba, we can keep filling up the tank. mes taip vis pildysime to sutuoktinio rezervuarą meilės. This is like oil Tai tarsi būtų alyva in the motor of a car. automobilio varikliai. If the oil gets low, Nes jeigu alyva išsenka, the motor is not going to work very well. variklis jis nelabai kaip ten veiks. But if we keep the oil up, Bet jeigu mes išlaikysim alyvos lygį, the motor will run more smoothly. variklis dirbs daug geriau. And that's how important a love language is. Ir lygiai taip yra svarbi meilės kalba. So let's look at the 5 love Taigi languages pažiūrėkime, kokios yra tos 5 meilės kalbos. and listen to see what you think might be your primary love language. Ir įsiklausykim ir bandykim suprasti, kokiagi yra mano pagrindinė meilės kalba. And we'll talk more
about those as we go along. Ir taip, kada mes kalbėsim apie kiekvieną, jūs išgirsit daugiau apie kiekvieną iš jų. If Bob was to say, I love you to me once a year on my birthday, Jeigu Bobas man per metus tik vieną kartą per mano gimtadienį pasakytų, kad jisai mane myli, would my love tank be very full? ar mano meilės rezervaras būtų labai jau pilnas? No, Ne, no. ne. So it's very important to listen for this primary love Ir language, todėl yra labai svarbu išgirsti ir suprasti, kokia gi yra ta pagrindinė meilės kalba. to learn how to fill your spouse's tank Kad žinotume, kaip mes galime užpildyti mūsų sutuoktinio meilės rezervuarą. and to learn what is important to you. Ir suprasti, kasgi yra tau pačiam svarbu. First love language is words of affirmation. Ir pirmoji meilės kalba būtų palaikymo žodžiai. Verbal compliments or verbal encouragement. Tai yra žodžiais išsakyti komplimentai ar padrasinimas išsakytas žodžiais. This is spoken directly to your spouse. Tai yra tiesiogiai jūsų sutuoktinių išsakyti žodžiai. Encouraging words Tai yra padrasinantys žodžiai, inspire courage. įkvepiantis drąsą. And some people need verbal encouragement to fill their tank. Ir kai kuriems žmonėms yra reikalingi žodžiai, padrasinantys žodžiai, kad jų meilės rezervuaras būtų užpildytas. For example, Pavyzdžiui, I might say to Gita, aš galiu Gitai pasakyti, you look really great in Tu- your dress today. apsirengusi šiandieną labai gražiai. I might say to Bob, you did very well with your teaching O today. Bobai galiu pasakyti, žinai, Bobai, tau šiandieną labai gerai sekėsi mokyt. If their love languages are words of affirmation, Ir jeigu jų meilės pagrindinė kalba būtų palaikymo žodžiai, I am filling their tank. tada per tai aš pripildyčiau jų meilės rezervuarą. It's important to be sincere, Svarbu būti nuoširdžiam, look at the person, žvelgti į žmogų, say it from your heart to iš theirs. širdies kalbėti į jų širdį. Learn what is important to your spouse. Todėl sužinok, supras, kasgi yra svarbu tavo sutuoktiniui. Then encourage them verbally in that area. Ir tada žodžiais drąsinkite jį. How the words are spoken makes a difference. Ir kaip žodžiai yra išsakomi, daro skirtumą. I could look at Bob Aš galiu pasižiūrėti į Bobą and say, ir sakyti, I love you, honey. o brangusis, myliu tave. Doesn't sound like I love him too much, does it? Nemanau, kad tai nuskambėjo, kaip iš tikrųjų mano meilė būtų tikrai išsakyta jam. But I could look at Bob and say, Bet aš galiu žiūrėti į Bobą ir sakyti, I really love you, honey. aš iš tiesų, brangusis, tave myliu. And the second time he believes it. Ir jau antrąjį kartą jam daug lengviau patikėti. So it's important how we say it as Ir well. todėl svarbu, kaip mes tai išsakom taip pat. Love makes requests, not demands. Ir meilė jinai išsako prašymą, o ne reikalavimą. For example, Pavyzdžiui, I could say to Bob, aš galiu pasakyti Bobui, would it be possible for you to move those books off the table ar today? galėtumai šiandieną tas knygas nuo stalo patraukti? Or I could say to Bob, Ar galėčiau Bobui pasakyti? those books have been on the table for 3 days. Jau Aren't 3 you going to move dienos, them? tos knygos ant stalo, negali jų patraukti? Which way do you think he's going to respond? Kaip galvojat, į kurį mano posakį jisai reaguos? Not the second way. Bet tikrai ne į antrąjį. Now, I already told you I have a lot of strength in me. Aš jau minėjau, kad manyje tokia jėga slypi. Bob's love language is this one, words of affirmation. Ir Bobo meilės kalba yra padrasinim, tai yra palaikymo žodžiai. And I spoke strongly, O jeigu aš išsakiau tvirtai va taip va, griežtai, very often ir jeigu aš taip dažnai kalbėčiau, in the beginning of our marriage. ir ypač tai buvo mūsų santuokos pradžioje, And I would watch him just, ir aš matau, kaip Close jisai up. užsidaro. and I had to learn how to give Bob requests more gently. Ir aš turėjau išmokti, kaipgi prašyti Bobo taip minkščiau. It came naturally for me to say it strongly. Nes man tai yra natūralu tiesiog griežtai pasakyti iškart. And I had to break that pattern. O aš turėjau šitą įprotį tiesiog palaužti. And I have to say to you, Ir aš turiu pasakyti, there are times it still comes out strongly. aš vis dar kada nors taip griežtai pasakau. And I have to stop Ir aš turiu tiesiog sustoti, and listen to myself again vėl įsiklausyti į save. and say, okay, I got to say this in a different way. Gerai, aš turiu tai pasakyti kitaip. Because words of affirmation are important to Bob. Nes Bobui palaikymo žodžiai yra svarbu. And then I've learned to
say thank you to Bob Ir more taip pat often. aš išmokau dažniau dėkoti Bobui. And my response, thank you, honey, for putting away those books. Ir mano atsakas būtų, ačiū tau, brangusis, kad tu patraukė tas knygas. I really appreciate that now. Aš iš tiesų esu dėkinga už tai. And even saying that in a humble way Ir tai pasakyta nuolankiai, helps fill up his tank. tai irgi pripildo jo rezervuarą. Affirm your spouse to others. Ir kalbėkite tinkamai arba pozityviai apie savo sutuoktinį kitų akise. So Gita might come to my house to visit, Tarkim, mane aplanko Gyta, ateina į and svečius. I could say to her, Ir aš jai galiu sakyti, I'm so thankful my husband put those books away today. aš tokia dėkinga, kad mano vyras šiandieną patraukė tas knygas nuo stalo. And that, fills Bob's tank. Ir tai irgi pripildo Bobo rezervuarą, Because I'm complimenting Bob to my friend. nes aš pagiriu Bobą savo draugiai. So I'll give you some practice ideas. Ir keltas praktiškų minčių. And these are practice ideas to help fill your spouse's tank if this is their love language. Ir tai yra praktinės idėjos, kaip galime pripildyti sutuoktinio rezervuarą, jeigu jo kalba pagrindinė meilės yra palaikymo žodžiai. And this will help you, first of all, be aware if you're a good words of affirmation Ir person. taip pat tai padės jums suprasti, ar jūs esate tvirtas, ta prasme, kad išsakant žodžius, kurie palaikytų kitus, ar jūs pats sugeba taip. So try keeping a list. Bandykit sudaryti sąrašą, Write down words of affirmation that you have said to your spouse. užrašykite tuos palaikymo žodžius, kuriuos jūs išsakėt savo sutuoktiniui. Do that for a week. Savaitę tai padarykit. That will help you see if you really are being aware of speaking this way. Nes jums tai padės suprasti, ar iš tiesų jūs taip kalbat. And then for your spouse, O sutuoktiniui speak a different compliment every day for a month. kiekvieną dieną skirtingą komplimentą išsakykit If this visą is, mėnesį. if this is their love language, Ir jeigu tai bus jų meilės kalba, you'll fill up their tank. jų rezervuaras bus užpildytas. When you practice these things, Kai jūs praktikuojate šios dalykus, that's when you'll start to see what is their love language. tada jūs ir pastebėsit, kokia gi yra jų meilės kalba. Now, because this is Bob's love language, I need to get creative in doing it different ways. Ir kadangi tai yra Bobo meilės kalba, man reikia būti kūrybingai, kaip aš skirtingai vis tą patį galiu padaryti. So when he goes away from home, Tarkim, kai jisai išvyksta kažkur, I always put a note in his suitcase. į jo lagaminą aš visą laiką įdedu nedidelį raštelį. Try to tell him something positive that he can read when he's away from home. Ir tai yra kažką tokio teigiamo, kad jisai galėtų perskaityti, kai bus išvykęs ar toli nuo namų. And he'll come home and say, oh, that note just meant so much to me. Ir jisai grįžęs man sakys, žinai, tas raštelis man buvo toks brangus, Because this is his love language. nes tai yra jo meilės kalba. So you don't even have to be with the person to fill the tank. Taigi tau netgi nereikia būti su tuo žmogumi, kad pripildytumai jo rezervuarą. You can leave little notes on their desk, Tu gali tiesiog kažkokį raštelį palikti ant jo stalo, the TV, ar ten ant the televizoriaus, coffee maker. ar kavos aparato. Just be creative. Tiesiog būkit kūrybingi. I tried sending Bob e-cards. Ir aš bandžiau kažkada tai Bobui siūsti elektroninės atvirutės. That didn't work. Deja, tai nesuveikė. He didn't know what they were and didn't open them. Jisai nežino, kas tai per reikalas ir niekada jų netidarė. So I stopped doing that one. Taigi nustojau šitą reikalą. So be creative Todėl būkite tiesiog kūrybingi. and try to find new ways to fill their tank. Tiesiog raskite tos naujus būdus, kaip galim pripildyti jų meilės rezervuarą. You can look for strengths Tiesiog ieškokite tų stipriųjų pusių and then compliment on those strengths. ir tada girkite tas stipresias pusės. Okay, love language 2 is quality time. Ir antra meilės kalba būtų kokybiškas laikas. Giving your undivided attention. Tai yra tas laikas, kai tu skiri nedalomą savo dėmesį. This means turning the TV off, Tai reiškia, išjungi televizorių, or like Bob does, moves away from the computer. arba kaip Bobas jisai minėjo, jisai atsitraukia nuo kompiuterio, Full attention. tai yra suteikia visą dėmesį. What is important for quality time? O kas yra svarbu tam kokybiškam laikui arba laikas praleidimas kartu? Togetherness. Tai yra buvimas kartu, artumas. Focused attention on the spouse. Ir sutelki dėmesį į sutuoktinį, Quality conversations. kokybiškas pokalbis, Sharing experiences, thoughts, desires. kada jūs išsakot savo troškimus, norus, patirtį Listening well. ir gerai įsiklausot, Understanding them.
bandydami juos suprasti. or at least trying to Jeigu understand. neišeina suprasti, tai bent jau bandyti suprasti. These are all very important parts of quality time. Tai yra visos labai svarbios to kokybiško laiko praleidimo dalys. Activities done together are extremely important. Ir veiklos, kurias atlieka kartu, yra labai svarbios. They help you express love by being together. Ir tai padeda išreikšti meilę, kai jūs esat kartu. And these kinds of times provide memories Ir tokios akimirkos jos suteikia prisiminimus. and even memories can fill a tank. Ir kada žmogus prisimena, netgi tai gali užpildyti jo meilės rezervuarą. And quality time doesn't always mean hours and hours. Ir kai mes kalbam apie kokybišką laiko praleidimą kartu, tai nereiškia, kad valandos ten sėdim kartu. Quality time can be 5 minutes sometimes. Kokybiškas laikas gali būti kartais tiesiog 5 minutės. Can be 15 minutes. Gali būti 15 minučių, Quality. bet kokybiška. It's what's happening in that time. Tai yra tai, kas ir vyksta tuo metu. So make Kokybė. that time the best it can be. Ir todėl tas laikas te būna pats geriausias, koks gali būti. So practice idea. Taigi, kaip mes galim tai praktiškai? Make a list of 5 activities you would enjoy doing with your spouse. Sudarykite sąrašą 5 dalykų, kurie jums, kas patiktų jums daryti kartu su sutuoktiniu. And do 1 a month for the next 5 months. Ir ateinančius 5 mėnesius darykite po 1 per mėnesį. If this is their love language, Jeigu tai yra jų meilės kalba, their tank will be filling tada up. jų meilės rezervuaras bus užpildytas. Remember, all 5 love languages challenge us to give to our spouse in one way or another. Ir visos 5 meilės kalbos jos ragina mus vienu ar kitu būdu kažkaip tai investuoti arba tiesiog atiduoti, aukoti sutuoktiniui. And the goal is to fill each other's tank. O tikslas yra pripildyti vienas kito rezervuarą. So love language 3 Todėl trečioji meilės kalba is gift giving. - dovanos. Every culture does this. Ir kiekvienoje kultūroje dovanos yra įprastas reikalas. Here in Lithuania, when you go to dinner, we bring flowers or chocolates or something. Ir čia Lietuvoje, kai eini į svečius, tu nešiesi ar gėlės, ar šokoladą, ar kažką panašaus. So gift giving is really a tradition in this culture. Ir mūsų kultūroje tai yra irgi tradicija tokia. But some people really feel loved when you bring them a gift. Bet kai kurie žmonės ypatingai jaučiasi mylimi, kai jiems įteiki dovaną. Before you buy a gift for someone, Ir prieš tai, kai tu perki kažkam dovaną, take time to think about the skirk person. laiko pamastymui apie tą žmogų, Because the gift becomes a symbol of that person and shows your thoughts and your love. nes ta dovana tarsi simbolis tampa to žmogaus ir atveria tavo mintis apie tą žmogų, What do they like? kas jiems patinka. And that is your guide for buying that Ir gift. tai yra tos gairės perkant dovaną. When we were married, we gave each other a ring. Kada mes susitukėm, mes viens kitam padovanojom žiedus. And it's a visible sign, Ir tai yra this gift, regimas ženklas, ši dovana, visible sign of our love. mūsų meilės ženklas. Okay, on my oh no, that couldn't be that. I went too many pages. Thank you. Okay. So also think about past gifts that you gave to your spouse. Ir taip pat pamastykime apie dovanas, kurias mes jau esam dovanoję savo sutuoktiniui. That will help you understand if this is their love language. Ir tai padės jums suprasti, ar tai yra jo meilės kalba. For example, Tarkim, okay, Bob gave me this, Bobas padovanojo man štai ką. and I say, Ir aš sakau, oh, wow, that's really nice. o, man miela, kad tu. Thank you, honey. Ačiū, brangusis. I put it down and I don't pay any attention to it again. Padedu ir nekreipiu dėmesio į tai. I don't think gift giving is my, Nemanau, Love kad language. dovanos būtų mano meilės kalba. let's say Bob gives me this, Bet dabar, tarkim, Bobas duoda man and I tai. say, Ir aš wow, sakau, is that for "Oho, me? čia man? You gave this to me? Tu tai man Oh, duodi? wow, it's my favorite. Mano I mėgstamiausias. love this kind. Man patinka ši Oh, rūšis. honey, Brangusis, you were thinking about me when you bought the tu, gift. kai ieško iš tos dovanos, mąstė apie mane. Thank you so Ačiū tau. much. Oh, wow, I love this gift. Man tai patinka I'm šitą going dovaną. to keep it by me. Aš laikysiu šalia Ah. savęs.
I can't get over you. Aš You bought me this. negaliu net, ta prasme, iš minčių, tai mes visą laiką mąstau apie tai. That was so nice of you. Tai yra toks malonus tavo gestas. Most likely, gift giving is my love language. Greičiausiai dovanos yra mano meilės kalba. That something so simple, Kažkas va tokio paprasto, I would get excited about. o aš dėl to džiaugiuosi. So these are little ways to Tai yra watch tie and see. tokie paprasti būdai, kaip mes galim pastebėti ir suprasti, Is gift giving their love ar language? dovanos yra jų meilės kalba. How do they respond? Kaip jie reaguoja. You know, gifts don't have to be bought. Ir žinot, dovanos jos neturi būti perkamos. A person with this love language Jeigu to žmogus meilės kalba yra ši, appreciates some fresh flowers that were picked, jis vertins tiesiog, tarkim, iš lauko surinktas gėles. appreciates some cookies that were baked. Vertins tas sausainius, kuriuos iškepęs atnešė. Gift giving can be very creative. Ir dovanos jos gali būti kūrybingos. There's a gift you can give that you cannot pay for, Nes yra dovana, kurią tu gali padovanoti, o jos niekaip neįkainuosi. and it's the gift of being there for Ir the ta person. dovana yra, kad tu esi tiesiog to žmogaus šalia. This is important during times of crisis. Ir tai yra svarbu kažkokios krizės metu, It's also important during times of rejoicing, bet taip pat svarbu ir džiaugsmo akimirka, kad žmogus yra šalia. that you give the gift of being there. Nes tu padovanoji tą dovaną tiesiog savo buvimo šalia. So here's some practice ideas Ir to čia praktiškos idėjos būtų. see if gift giving fills your spouse's love tank by doing the following. Ir pažiūrėk, ar meilės rezervuarą sutuoktinėje pripildo dovanos, darydamas štai ką. Give one gift a day for a week and see what happens. Savaitę, kiekvieną dieną sugalvokite kokią nors dovaną ir žiūrėkit, kas bus. If their love language is gift giving, Nes jeigu jų meilės kalba dovanos, their tank is going to be so full, jų rezervaras bus toks pripildytas, you are going to know you have a happy spouse. jūs jau žinosit tikrai, kad sutuoktinis laimingas. Write down ideas for gifts when you hear your spouse say, I really like that. Ir kai jūs girdit, kad sutuoktinis sako, žinai, man tai visai patiktų, užsirašykite tas mintis. Give a book and read it together and talk about it. Padovanokit knygą, susėskit ir kartu skaitykit, kalbėkit, But be creative. bet tiesiog būkite kūrybingi. Surprise your spouse with a gift Su dovana tą nustebinkit savo sutuoktinį. for no special Ta reason. prasme, be jokios priežasties ypatingos. If this is their language, it will fill their tank. Nes jeigu tai yra jų meilės kalba, jų rezervaras bus pripildomas. Okay, number 4, Ketvirtasis acts of service. - paslaugos. Do things you know your spouse would like you to do. Darykite tuos dalykus, kuriuos žinot, kad sutuoktiniui patiktų. Seek to please Ieškokite būdų, kaip patikti, įtikti, by serving and Tar- express your love by doing. tarnaudami ir savo meilę išreikšdami darbais. This requires thought and planning, Aišku, tai reikalauja apmąstymo, planavimo, time and effort. laiko ir pastangų. But if it is done with a positive attitude, Bet jeigu tai bus padaryta teigiamų požiūrių, the things you do are expressions of love. tie dalykai, kuriuos jūs darote, bus meilės išraiška. A clue in this area, Ir užuomina šitoje srityje būtų, often things our spouse complains about is their love language. labai dažnai, kai sutuoktinis kažkuo skundžiasi, tai ir bus jų meilės kalba. For example, Pavyzdžiui, you never help me with the cleaning, tu man niekada nepadedi tvarkymėsi, or you never take out the dog. o tu niekada neišvedi šuns. Here's those never words. Tie žodžiai niekada. When those kind of words come out, Kada tie žodžiai išsprūsta, there's something going on in the heart of that person to žmogaus širdį jau kažkas vyksta. that's very important for us to listen to. Ir mums svarbu tai išgirsti. And it will often show us their love language, Ir labai dažnai tai mus ir nukreips į jo meilės ar jos meilės kalbą. the emptiness of it. Arba tuštumą, kad jau rezervaras išsekęs. And a words of affirmation person might say, Ir žmogus, kurio meilės kalba yra palaikymo žodžiai, you never say anything good about me. tu apie mane niekada nieko gero ir nesakai. These are important things to listen Ir for. tai yra svarbus dalykas, kuriuos mes turime išgirsti. And your response could be, O jūsų atsakas į tai galėtų būti,
That sounds important to you. Could you Panašu, explain it to me kad why? tau yra tai svarbu. Ar gali man paaiškinti, kodėl? Again, communicating, Vėlgi, bendravimas, išsiaiškinimas. learning to understand your spouse. Tiesiog mokinti suprasti savo sutuoktinį. Some of these love languages may take a change in what you think men and women do. Ir kai kurios šitos meilės kalbos gali pakeisti jūsų suvokimą, ką turėtų moteris daryti ir ką turėtų vyras daryti. Maybe men think only women do the dishes. Ir galbūt vyrai galvoja, tik moteris indus plauna. And maybe women think only men take out the trash. O moteris galbūt galvoja, gal tik vyrai turėtų išnešti šiukšles. But it may take a change to do something you don't think is normal for you. Bet galbūt teks pasikeisti ir daryti tuos dalykus, kurie atrodys neįprasti jums. And it's okay to do something different. Ir viskas tvarkoja taip padaryti. Because the result will be more love for both of you. Nes to pasekoje jūs abudu patirsite daugiau meilės. I have 2 magnets on my refrigerator. Ant mano šaldytuvo yra 2 magnetai. The first one says, I love a man with dishpan hands. Ir pirmasis ten yra užrašyta, myliu vyrą su indus plaunančiomis rankomis. The second one says, O antrasis, no man has been shot while washing dishes. dar nei vienas nebuvo nušautas plaudamas indus. My love language is acts of service. Nes mano meilės kalba tai yra paslaugos tarnystė man. And Bob does the dishes almost every evening in our Ir home mūsų namuose Bobas beveik kiekvieną vakarą plauna indus. because he knows it fills my tank. Nes jisai žino, kad tai mano rezervuarą pripildo. And it's really a blessing to me. O man tai iš tikrųjų palaiminimas. And I will never shoot him for doing Ir that. aš niekada jo nenušausiu už tai. So with acts of service, Taigi per paslaugos veiksmus, to understand them, kad suprastume juos, you could ask your spouse, jūs galite užduoti klausimą sutuoktiniui. if I could do one thing this week to help you, Jeigu šią savaitę aš galėčiau padaryti kažkokį vieną dalyką, kuris tau padėtų, what would it be? kas tai būtų? And then make time and do it. Ir tada skirkite tam laiko ir padarykite. Very important. Labai svarbu. And it fills up the tank. Ir tai pripildo žmogaus rezervuarą. You can ask for a list of things to do Jūs galite paprašyti, surašyk man sąrašą dalykų, kuriuos reikėtų padaryti. and prioritize them 1 to 10, Ir nuo 1 iki 10 skalėje surašyk pagal svarbumą. and then plan to do them 1 at a time in the next month. Ir per ateinantį mėnesį po vieną įgyvendink juos. And you will bless that person who has acts of service as Ir their love jeigu to language. žmogaus meilės kalba yra tas paslaugos arba tarnystė, tu jo rezervuarą pripildysi. And Bob does this for me. Ir Bobas jisai daro tos dalykus dėl manęs. And when his list is done, Ir kai jau jo sąrašas išsenka, I am so thankful. aš esu tokia dėkinga. And some of those things take a while to get to. O kai kuriuo iš to sąrašo darbų reikia nemažai laiko, kad būtų padaryta. But when they are done, Bet kai tai padaryta, wow, my tank fills. mano rezervuaras užpildomas. And I am very thankful. Ir aš esu dėkinga. The last love language is physical touch. Ir paskutinė meilės kalba fizinis prisilietimas. Everyone likes this to some point. Iki tam tikro lygio kiekvienam tai patinka. We all have nerve centers all through our body, Nes per visą kūną yra pas mus nerviniai centrai and they respond to touch. ir jie reaguoja į prisilietimą. But how we touch expresses our thoughts and love. Bet kaip prisiliečiama, tai išreiškia mūsų meilę ir mūsų mintis. So if I was walking by Bob Jeigu aš eičiau pro šalį, pro Bobą, and I just kind of bumped ir into him tiesiog va like taip this, atsitrenkiu, that wouldn't do too much for him. jam tai nieko daug ir nepasakytų. But if I took time to say, just hug him, Bet jeigu skirčiau laiko tiesiog apkabinti jį, give him a little squeeze, tiesiog ten paspausti, I don't have to say a word. man nereikia nieko nesakyti. If this is his love language, Nes jeigu tai yra jo meilės kalba, my just recognizing him, aš tiesiog pripažįstu jų, patvirtinu, just touching him, tiesiog prisiliesdamas. gives his love tank more.
o tai jau jo meilės rezervuarą pildo. And some people, this is very important. O kai kuriems žmonėms tai yra labai svarbu. And if they don't have those touches all day, Ir jeigu visą dieną jie nebus patyrę tų prisilietimų, their love tank goes down. jų rezervaras bus išsekęs. And you can recognize a person whose love tank is empty. Ir jūs jau galėsite tikrai pažinti žmogų, kurio meilės rezervuaras tuščias. Often we are very negative. Labai dažnai tada žmogus neigiamai nusiteikęs, We complain a lot. daug skundžiasi, We just can't get satisfied. mes tiesiog negalim pasitenkinti. But when our love tank gets filled, Bet kada mūsų meilės rezervuaras pripildomas, those things get in balance. tada tie dalykai jie susibalansuoja. So, as a married couple, Taigi kaip sutuoktinių pora, to touch bodies is a sign of acceptance of each other for who you are. lieskite vienas kito kūną kaip ženklą to, kad jūs tiesiog priimat vienas kitą tokiais, kokie jūs esat. We all need it, Nes mums visiems tai yra reikalinga, but some, this fills their tank. bet kai kuriems tai yra ypatinga, nes tai yra jų būdas pripildyti jų meilės rezervuarą. And you'll know it. Ir jūs tai pastebėsit, suprasit. Like, I have a girlfriend. Pas mane yra draugė, This is not her love language tai nėra jos meilės kalba. because I'm always teasing her Ir aš visada ją taip erzinu, because I know it's not her love nes aš žinau, language. kad tai nėra jos meilės And I kalba. get real close Ir to aš her. ten vis prieinu jos arti And she goes like ir this. jinai taip. And I'm like, oh, what's the Ir aš problem? klausiu, kame čia problema? And I get up again. Aš vėl And she prisiglaudžiu goes back like ir this again. jinai vėl taip. She goes, you know I don't like to be touched. Tu žinai, kad man nepatinka prisilietimai. So it's not everybody's love Tai language. nėra kiekvieno žmogaus meilės kalba. But it's up to you to learn Bet tai yra tavo reikalas tai suprasti. if it's your spouse's love Ar tai language. yra tavo sutuoktinio meilės kalba. So here is some practice ideas. Taigi kelias praktiškų minčių. Initiate a shoulder massage. Inicijuokite pečių masažą. If this is their language, they're going to love it. Nes jeigu tai yra jų meilės kalba, jiems tai patiks. You'll see them just melt. Jūs matysite tiesiog susileis žmogus. Oh, yeah, do it again. O dar pakartokit. Do it some more. O dar daugiau. Oh, yeah. O Keep taip, going. tesk. Because it's their love Nes tai language. yra jų meilės kalba. But not everybody likes it. Bet ne visiems tai patinka. Hold hands in public. Laikykitės, susikabinę būkite rankomis viešumoje, This shows acceptance. nes tai rodo priėmimą. Sit together watching TV. Kada žiūri televizorių, sėdėkite kartu. Bob and I don't do this very well. Mums su Bobu šitoje srityje nelabai kaip sekasi. He has his chair he likes to be in. Nes jis turi savo fotelį, kur jam and patinka I'm sėdėti, usually on the couch. o man patinka sofoje išsitiesti. So we need to work on this a Taigi little čia more. mes turim šiek tiek padirbėti. Hug your spouse. Apkabinkit savo sutuoktinį Hold hands in front of your family. ir netgi prieš savo šeimos narius būkite susikabinę rankomis. This shows acceptance in your family. Tai parodo priėmimą jūsų šeimai. And it confirms to others how much you value your spouse. Ir tai kitiems patvirtina, kaip jūs branginat, vertinant savo sutuoktinį. It's very important Ir tai yra labai svarbu. for us to show others we value our spouse. Kad mes kitiems rodytume, kad mes savo sutuoktinį branginame. So I've given you a lot of ideas, Taigi jums buvo išsakyta daug idėjų and most of this is not new. ir dauguma iš šitų dalykų nėra nauji. I want to ask you some questions now. Bet dabar aš norėčiau jums užduoti keletą klausimų. First, think about yourself in relation to your love tank. Bet dabar pirmiausia, pagalvokit apie save, kokia yra tavo meilės kalba. Okay? Ask yourself, Sau užduok klausimą. I feel most loved by my spouse when? Aš labiausiai jaučiuosi savo sutuoktinio mylima, kai. And name what Mylimas. happens. Ir tada kas vyksta? Okay? For me, acts of service Ar man tai bus patarnavimo, tai yra paslaugos kažkokie veiksmai? and quality time fill my Ar tank. kokybiškai praleistas kartu laikas? So I would say I feel most loved by my spouse when he helps me clean the house. Jeigu mano paslaugumo dovana, jo kalba, tada aš jaučiuosi labiausiai mylima, kai jisai man padeda susitvarkyti namuose. Or when he goes for a walk with me. O jeigu tai yra mano dovana laikas kokybiškas, tada aš labiausiai jaučiuosi vertinama arba mylima, kai mes einam kartu pasivaikščioti. And Bob would say, I feel most loved when my spouse tells me I did well with my teaching. O Bobas pasakytų, aš geriausiai jaučiuosi mylimas savo žmonos tuo metu, kai jinai man pasako, kad man sekėsi šiandieną mokyti.
We can look at it oppositely. Bet galim ir priešingai pasižiūrėti, What does my spouse not do or not say that I would like? ko mano sutuoktinis nesako, nedaro, bet kas man patiktų. This will give you a clue to your own love language. Tai irgi atvers užuominas į tavo asmeninę meilės kalbą. What do I most often request of them? Ko aš dažniausiai iš jų reikalauju? And how do I automatically express my love to my spouse? Ir kaip aš automatiškai išreiškiu savo meilę savo sutuoktiniui. It could be what I really want. Nes iš tiesų tai ir galėtų būti tai, ko man pačiam reikia. You could be bilingual, like I said, I like two things. Nes mes galim kalbėti dviejomis kalbomis, kaip aš jau sakiau, nes pas mane yra ir paslaugumo, ir kokybiškas laikas. So right now, for about 3 to 5 minutes, Taigi tiesiog dabar skirkime 3 ar 5 minutės. I want you to talk with your spouse, Ir aš noriu, kad jeigu yra sutuoktiniai, jūs kartu pasikalbėtumėt, or you could talk with a friend. ar su draugu, drauge. What do you think is your primary love language? Kokia jūsų nuomonė, tavo pagrindinė yra meilės kalba? Share it with each other, Vienas su kitu pasidalinkite and then tell your spouse what you think is what you thought is their primary ir language. tada pasakykit sutuoktiniui, ką jūs manėte, jūsų supratimu, kokia yra sutuoktinio meilės kalba. Okay, this is another thing you can continue talking about at home. Tai yra dar vienas dalykas, kurį pratesti, apie kurį kalbėti galite namuose. In fact, I'm going to give you homework. Ir iš tiesų aš jums dar duosiu šiek tiek namų darbų. My degree in college was to teach children, Nes aš baigiau koledžą ir mano profesija yra mokyti vaikus. and so what do teachers do? They give homework, O ką mokytojai daro? Duoda namų darbų. and I'm going to give you some homework. Taigi jums šiek tiek namų darbų. I'll let you play a game. Leisiu jums sužaisti žaidimą. It's going to be called the tank check Ir game. vadinsis rezervuaro patikrinimas. 3 times a week for 3 weeks. 3 savaitės, 3 kartus per savaitę. Ask your spouse this question. Užduokite savo sutuoktiniui tokį klausimą. On a scale of 0 meaning empty Taigi nuo 0, kas reikštų tuščia, to 10 meaning full, iki 10, kas reiškia pilna, how is your love tank doing? kokioje situacijoje yra meilės rezervuaras. Okay, on a scale of 0 to 10, Taigi nuo 0 iki 10, how is your love tank doing? kokioje situacijoje yra tavo meilės rezervuaras. 3 times 3 kartus per savaitę, for 3 weeks. 3 savaitės. Then next ask, O po to dar užduokite klausimą, what can I do to help fill it or keep it full? kaip aš galiu prisidėti, kad pripildyčiau arba kad išlaikyčiau jį pilną. So each of you ask 3 times Taigi kiekvienas iš jūsų vienas kitam užduoda 3 kartus, to help keep your spouse's love tank full. kaipgi jūs galite palaikyti savo sutuoktinio meilės rezervuarą užpildytų. This will take a choice Aišku, tai bus pasirinkimas and it will take practice. ir tam reikės ir praktikos. And some of you may need to learn a new language, O galbūt kažkam iš jūsų prireiks išmokti netgi naują kalbą. but be willing to learn. Bet būkit pasirengę mokytis mylėti. Love is a choice. Nes meilė tai yra pasirinkimas. The reward will be very enjoyable for both of you. Bet atlygis už tai bus džiaugsmingas abiems jums. Because spouses with full love tanks Nes kai sutuoktinio meilės rezervuaras užpildytas, are happy spouses. tada sutuoktinis bus laimingas. And the blessing will go both ways. O palaiminimas išsilies abiem kryptim. Now I'm going to give you, I want everybody can take one of these. Could you give it to that half, please? Okay. Or those, yeah. Taigi kiekvienas pasiemam take one. savo, o kitas perdudam toliau. And pass it on. This is 10 ways Čia yra užrašyta 10 būdų, to express love. kaip galima išreikšti meilę. There's a Bible verse with each one. Prie kiekvieno yra užrašyta Biblijos eilutė. And this is a very simple thing. Tai yra labai paprasti dalykai. You could look up the verse together once a week Kartą per savaitę jūs kartu galite pažiūrėti, atsiversti tą eilutę and talk about it together. ir kartu pakalbėti, padiskutuoti. It can be a time for you to grow together in the Lord, Ir gali būti tai išnaudota kaip laikas jums kartu aukti viešpatyje, a time to choose to obey God's word, laikas, kada jūs rinksitės paklusti Dievo žodžiui, and a time you will receive blessing. ir tai laikas, kada jūs priimsim palaiminimą. So there are 10
Taigi ten yra 10 užduočių 10 weeks of devotions ir there. galim sakyti, jūs jau turit 10 savaičių apmąstymams. You can focus on that area each Ir week jūs kiekvieną savaitę galite sutelkti dėmesį į tą užduotį, kuri ten parašyta. and grow together in your marriage. Ir santukoje kartu aukti.